Sveiki visi atvykę į mano naują video ir dabar, kol jūs žiūrėsite, kaip mes keliavom į Japoniją, aš jums papasakosiu, kaip mes iš vis čia atsiradom ir kodėl mes ten skrendam. Tai ši kelionė skaitosi kaip ir mokyklinė, nes mes skridom su 2 mokytojom, tai yra pavaduotoja ir direktorė ir su 8 mokiniais iš mūsų mokyklos. Tai mūsų gimnazija labai gerai bendrauja su mokykla Japonijoje, į kurią mes skrendame. Mes atvykome į Helsinkį ir tuoj skrisime į Osaką. Ir dėl to, kad labai gerai bendrauja jau ne pirmus metus, arba lietuviai skrido į Japoniją, arba japonai skrido į Lietuvą, tai taip ir gavosi, kad praeitais metais japonai skrido pas mus į tokią vieną konferenciją ir jie norėjo likti nakvoti pas mokinius namuose. Labas visiems, dabar aš redaguoju šį video ir supratau, kad man netelpa mano visą tą istoriją, bet aš vis tiek jūs noriu ją papasakot, kad jūs suprastumėte, kas čia vyksta, nes, manau, gera žinot prieš žiūrint visą video. Tai kaip aš jau sakiau, jie praeitais metais nusprendė, kad jie nori likti pas mus namuose, tai dėl to mūsų mokykloje paklausė mokinių, kas norėtų ir galėtų priimti pas save, ką nors gyventi keliom dienom. Tai taip ir gavosi, kad man leido tėvai ir tiesiog mes galėjom ir norėjom, tai dėl to aš ir tapau viena iš tų, kuri priėmė pas save gyventi. Taip ir gavosi, kad jie atvažiavo pas mus vyko mokykloje viena konferencija, tada mes tiesiog veiklas turėjome įvairias mokykloje, tada tiesiog, aišku, pas mane gyveno viena pana, tai mes ten kartu daug ką veikdavom, ten mieste buvom ir tiesiog aš jį parodžiau, kaip aš gyvenu. Tai taip ir gavosi, kad jie tiesiog pabuvo kelias dienas, mes visi kartu labai susibendravom, labai gerai leidom laiką ir tada jie išvažiavo ir po kažkiek laiko mes gavome kvietimą iš jų į Japoniją pas juos. Tai tas kvietimas labai mus nudžiugino dėl to, kad mes visi labai norėjom, aišku, daugiau tiesiog susipažinti, aišku, į Japoniją nuvykti. Tai dėl to mes buvom be galo dėkingi ir laimingi. Tai tiesiog po kažkiek laiko mes ten daug planavom, kaip ten kas viskas vyks ir po vasaros, tai yra lapkričio mėnesį, mes jau nuvykome į Japoniją. Čia buvo visa istorija ir dabar galite ramiai žiūrėti toliau, žinodami, kas čia ką. Sveiki, guys! Mes turim savo pirmą meal. Pas mus yra žalia arbata, ryžiai su vištiena, saldainis, bulkutės ir salodus. Mes dabar jau skrendam. Mums liko skristi 7 valandas. Nežinau, ar ten matosi, bet mes jau skrendam beveik... 8 valandas. Oi, mes skrendam jau beveik 4 valandas, tai visai daug. Visą laiką mes ką darom? Mes pavalgėm, mes filmą žiūrim, dabar va su Guste žiūrim filmą beveik tuo pačiu metu. Aš buvau pirma pradėjus, bet jinai pasivijo. 20 minučių pirma buvai pradėjus. Jo, tai va. O Olivija jau baigė žiūrėti savo filmą. Mes jau padarėm savo skincare, viską padarėm, tai jau čia įsipatoginam, galbūt miegosim, galbūt ne, nes dabar kiek čia 9 valandos, bet jo. Va taip. Tai va. Jėga. Atskridom ir esam oficialiai Japonijoje. Taigi, labas visiems, mes atvykome mūsų pirmą viešbutį ir mūsų išskirstė į 2 kambarius. Mes 3, tai kažkas 1, kažkas 2. Tai kol kas aš gavau ten, kur aš viena, tai jau mes galvom, kad galėsiu kažkaip sustumdyti, bet aš iš tikrųjų nežinau, nes labai mažas kambariukas. Va toks yra kambarys. Va čia mano toks kambarys. Lygiai toks pat, galima sakyti, tik tais su viena lova.
Dabar yra 4 valanda, mes visi kartu eisime vakarieniauti 6 valandą, tai mes dar truputį turim laiką susiruošti, persirengti. Tai aš viską padarysiu, ką man čia reikia ir tada eisiu tikriausiai pas Gustę ir Liviją, nes, nežinau, mes vis tiek turim laiko, tai galim kartu pabūti. Ir va, kol kas, aš nežinau, aš tiesiog esu šokė, nes Japonija buvo tokia svajonių šalis, aš tiesiog norėčiau būti ir dabar, kai aš einu gatvėmis ir matau visą tai, ką aš mačiau internete, aš tiesiog realiai netikiu, kad aš čia esu. Tai aš nežinau, aš gal kas nesupratau iki galo, nes, nežinau, tiesiog aš negaliu tai patikėti. Taigi, mes atėjom į 7-Eleven ir aš paėmiau savo guminukų ir gėrimo ir viskas gavosi vynuogių skonį, nežinau kodėl. Aš paėmiau ledų, nežinau su kuo atsikalauti. Su kažkuo. Gustė kažkur dingo, mes nežinom kur ir mes galvom dar kažką paimti, kad tiesiog paragauti. Gustė ragauja... Aš Livija. Oi, Livija! Va, Gustė ten. Gustė nieko nenupirko, nupirko rankšluostį. Ir kas atsitiko to, Gustė? Mane apskemino, aš vietoj 3 eurų sumokėjau 9. Nu, aš manau, tu net ten pasižiūrėjai Bet viską. net buvo kitų kainų parašyta, ten vienintelė paeiliai buvo ir apačioje rankšluosčio buvo parašyta. Nu, nieko gal tokio. 501, sumokėjau 1500. Au. Livija paėmė ledus. Aš dabar ragausiu savo gėrimą kažkokį. Wow. Aš labai mėgstu vynuogių skonį visokiausiuose japoniškose saldumynuose arba gėrimuose ir jis yra labai good. Labas visiems, žinokit, iš karto sakau, nekreipiu dėmesį, pas mane čia yra kremas ir mes kai grįžome, aš tikrai visiškai pamiršau, kad aš kažką filmuoju, nes aš kartu norėjau eiti praustis, pailsėti, taip turbūt ramiai pabūti, nes, nežinau, manau, per daug emocijų ir jo, aš tiesiog pamiršau, kad aš filmuoju šį vlogą, tai iš tikrųjų nieko ten jūs nepraleidot, nes, sakau, mes tik grįžom ir aš kartu jau praustis ir tada mes, tai yra, aš ėjau pas Liviją ir Gustį ir mes ten kartu sėdėjom, ten redagavom video visokiausius, nes mes ten daug prifilmavom, ten viską mes čia darom. Ir jo, o dabar aš jau gulsiu miegot, rytoj reikia anksti keltis. Tai va, viskas, keliauju miegot ir susitiksime rytoj. Žodžiu, hello, darysim dabar pusryčių taste testą. Žinokit, mes gal tikėjomės bulkos, nes jie visada bulką valgo pusryčiam. Nu, mums tai pasakė vakar. Jo. Bet mes gavom visą full mealą, tai... Jo, mes paėmėm su Livija lašišą su ryžiais, o pas Gustę jautieną, tai mano su kuo ten. Aš nežinau, kas čia. Gal aš viskais ryžiais? Jo. Ne, mano čia. Ai, nežais. Kas čia? O čia pirmyn? Kas čia yra? Aš įsibravau. Tai visas geltonas. Mano čia omletas toks neįriui. Nežinau, kaip jie tai padarė, bet... Aš nesuprantu, čia yra. Įdomiai, sakau. Nu gerai, aš jau gal išjungiu kamerą, čia toks mukbangas. Jo, tikrai jau. Davai. Ačiū. Bye. Keliaujam padėti lagaminus, viską ir jau eisime keliauti lauką kažkur ten. Ai, ir mes jau susitiksim su savo Japonium, kurios mus priims. Taigi, mes kai nusileidom į apačią, mes tada pasisveikinom su visais ir iš karto išsiskirstėm, kas su kuo ten kur važiuoja. Tai pirmiausia, mes važiavom į vieną šventyklą.
Kaip jau ir minėjau, visą šią dieną mums planavo mūsų draugės ir dėl to kiekviena vieta mums buvo tiesiog labai netikėta. Tai pirmoji vieta buvo ši šventykla, tikriausiai daug ką matyta ir tiesiog ten buvo be galo gražu. Ir tada po šito mes keliavome pietauti ir ten susitikome kaip tik su kitais visais mokiniais ir mokytojais. O po šito mes jau keliavome į kitą šventyklą. Po šios šventyklos mus nuvedė į krautuvėlę, kurioje dirbo močiutė ir senelis ir jie ten gamino įvairius papuošalus ir ten mes galėjome pabandyti padaryti savo auskarus iš senovinio tradicinio Kyoto popieriaus. Mums labai patiko gaminti šios auskarus, nes tiesiog mes juos darėm visi kartu ir tai buvo labai linksma, geras prisiminimas ir patys auskarai yra tokie labai gražus ir įdomus, nes jie yra iš tokio kaip ir ypatingo popieriaus. Kyoto labai garsėja savo mačą, todėl to būtinai reikia paragauti ten mačos, tai mes tą ir padarėme ir nuėjome į tokią kavinę. Ir tada mes važiavome atgal iki mūsų viešbučio, kad pasiimti savo lagaminus ir išsiskirstyti. Ir tada aš likau su savo draugė Juma, kuri mane priėmė pas save, taip pat jos draugė ir vėliau prisijungė dar kelios kitos draugės. Tada kartu mes nuvažiavome iki pačio populiariausio ar vieno iš pačių populiariausių prekybos centrų Osakoje ir nuėjome į kelias parduotuves. Dabar jūs pamatysite, kaip mes visi kartu nuėjome į fotobūtą. Tai jie yra labai populiarūs Japonijoje ir ten tiesiog jų be galo daug įvairių, tiesiog kokių tik nori ir juos darytis yra be galo linksma. Ten yra be galo daug pasirinkimo, kaip ką ten galima darytis, ten galima uždekoruotas nuotraukas, ten, tiesiog, sakau, labai faina. Ir tada po šito visko mes jau išsiskirstėm ir aš su savo Juma ir dar keliom draugiam mes nuėjom tiesiog pavalgyti tokį food courtą. Juma norėjo man parodyti įvairias kalėdinės dekoracijas, tai mes tą ir padarėme, pasižiūrėjome, tai iš tikrųjų labai gražu buvo. Ir taip mūsų diena atėjo į pabaigą, mes išsiskirstėm ir likom tik su Juma, tai mes nuėjom kartu pasiimti mano lagamino ir tada važiavome traukiniu iki jos namų. Tai yra, paskui vėliau mūsų stotyje pasitiko dar jos tėtis ir mes jau atvažiavome pas ją namo. Aš susipažinau su mama, tėčiu, sese, mes ten visi kartu pašnekėjom. Jau buvo labai vėlų, manos apie 11 valanda ir dėl to mes ilgai nebuvom ir tiesiog jinai man parodė mano kambarį. Aš ten susitvarkiau, nuėjau dušą ir ėjau miegoti. Tai aišku, aš nefilmavau namų, nes tikrai yra negražu tai daryti. Bet jo, pirma diena atėjo į pabaigą. Ačiū visiems, kad žiūrėjote šį vlogą. Laukite kito, nes tikrai dar bus. Ir jo, ačiū visiems. Ate.